Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos YouTube kanalą. Šiandieną papasakosiu apie vieną įspūdingiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 13 amžiaus pergalių. Apie Traidenio vadovaujamą Karusės mūšį. Šis mūšis, dar vadinamas mūšiu ant ledo, įvyko 1270 m. vasario 16 d. Tai buvo trečioji didžiausia lietuvių pergalė po Saulės ir Durbės mūšių, sukrėtusi Livonijos ordiną iki pat pamatų. Bet kasgi pastumėjo šias dvi galingas jėgas susikauti ant užšalusios jūros? Karusės mūšis nebuvo atsitiktinumas. Jis įvyko nuolatinės kovos dėl įtakos ir teritorijų Baltijos regione kontekste. Po Durbės mūšio, įvykusio 1260 metais, Livonijos ordinas buvo susilpnėjęs, o Lietuvos didysis kunigaikštis Traidenis, valdęs Lietuvą nuo 1269 metų, siekė ne tik sustabdyti kryžiuočių plėtrą, bet ir pulti pats. Jo valdymo metu Lietuva sustiprino savo pozicijas ir aktyviai gynė baltų gentis, ypač žiemgalius ir prūsus nuo krikščionių ordino spaudimo. 1270 metų pradžioje, kai dar vyko didysis 1260–74 metų prūsų sukilimas, Traidenis surengė netikėtą žiemos žygį. Šis žygis buvo nukreiptas į šiaurę, į Livonijos ordino kontroliuojamas teritorijas Estijoje. Šis žygis buvo dalis platesnės strategijos, kuria siekta atitraukti ordino pajėgas nuo krikščionybės nepriėmusių genčių, pavyzdžiui žiemgalių, kurie buvo sukilę po skaudžių ordino pralaimėjimų Skuodo ir Durbės mūšiuose. Traidenio puolamieji veiksmai įrodė Livonijos ordinui, kad Lietuva yra pajėgi kariauti keliais frontais ir kad jos teritorija nebus pasiekiama lengvai. Žiemos žygiai į tolimas, priešo kontroliuojamas sritis visuomet buvo ir turto bei grobio gavimo ir karinės jėgos demonstravimo priemonė. Kadangi Baltijos jūra buvo užšalusi, lietuvių kariuomenė sėkmingai pasiekė pačią Saremo salą ledu. Sala tuo metu priklausė Ezelio Viko vyskupijai ir ordino vasalams. Lietuviai siaubė kraštą ir grobė brangenybės, maistą, galvijus iš ordino kontroliuojamų žemių ir jų vasalų. Šis žiemos žygis buvo drąsus ir netikėtas veiksmas, parodantis lietuvių kariuomenės mobilumą ir gebėjimą operuoti dideliais atstumais per sudėtingas žiemos sąlygas. Sėkmingai nusiaubę ir surinkę grobį, lietuviai leidosi atgal per ledą. Grįžtančią su grobiu, lietuvių kariuomenė Livonijos ordino krašto magistras Otto von Lutherberg ir danų vadas Eilertas nusprendė sustabdyti. Ordinui atsigaunančiam po ankstesnių pralaimėjimų buvo gyvybiškai svarbu atgauti prestižą ir apsaugoti savo valdas. Kryžiuočiai ir danai su didelė jungtinė kariuomenė, apie 52 riteriais ir apie 600 lengvai ginkluotų karių užkirto kelią lietuviams ties Karuse ant užšalusio Mahu sąsiaurio ledo. Susidūrimas įvyko 1270 m. vasario 16 d. Tai turėjo būti kova be jokių natūralių priedangų, tik plikas užšalęs ledas. Jungtinės kryžiuočių ir danų pajėgos, kurios didžiausi sunkiaisiais raiteliais, puolė pirmos, siekdamas greitai sutriuškinti lietuvių rikiuotę atvirame ledo lauke. Šiuo kritiniu momentu pasireiškė lietuvių vado, greičiausiai paties Traidenio genialumas. Supratęs, kad ledo lygumoje negalės atlaikyti sunkiosios kavalerijos smūgio, lietuviai per kelias minutės pastatė savo roges, kuriomis vežė grobį pusračiu. Ši mobili barikada tapo vienintelė įmanoma priedanga mūšį ant ledo. Puolantis riteriai susidūrė su rogių užtvara, įstrigo tarp rogių ir ledo paviršiaus. Sunkiai šarvuoti raiteliai ir jų žirgai negalėjo efektyviai manevruoti. Pasinaudodami susidariusią situaciją, lengvai ginkluoti, bet vikrūs lietuvių kariai ietimis ir kitais ginklais puolė iš už rogių. Visų pirma buvo išbadyti kryžiuočių žirgai, o netekę pranašumo, sunkiai pakylantis nuo ledo riteriai tapo lengvu taikiniu. Karusės mūšis tapo katastrofa Livonijos ordinui ir didžiulė pergalė Lietuvai.
Pralaimėjimas buvo didelis, žuvo 52 riteriai, įskaitant Livonijos krašto magistrą ir danų vadą, bei apie 600 lengvai ginkluotų karių. Tai buvo 5. didžiausias Livonijos ir Teutonų ordino pralaimėjimas 13 amžiuje. Karusės mūšis dar kartą pademonstravo Lietuvos karinę galią ir kunigaikščio Traidenio taktinius gebėjimus. Pergalė įkvėpė kitas baltų gentis, ypač žiemgalius, tęsti pasipriešinimą kryžiuočiams. Pralaimėjimas sukėlė sumaištį ordino vadovybėje. Naujai paskirtas vicemagistras Andrėjas von Westfalen, siekdamas atkeršyti, netrukus 1270 m. balandį išvyko pulti lietuvių stovyklą. Tačiau ir jis su 20 riterių buvo netikėtai užpultas ir užmuštas. Ši pergalė kartais lokalizuojama prie Rygos, vadinama mūšiu prie Pardaugavos. Dėl šių triuškinančių nuostolių Livonijos ordinas buvo priverstas prašyti Vokiečių ordino didžiojo magistro pastiprinimo ir naujo krašto magistro paskirimo, kas rodo ordino karinį ir politinį susilpnėjimą. Šios Traidenio pergalės iš esmės pristabdė kryžiuočių agresiją tam laikui ir leido Lietuvai sustiprėti. Karusės mūšis yra puikus pavyzdys, kaip taktinis sumanumas ir greita reakcija gali nugalėti brutalią jėgą. Lietuvos kariai, pasinaudodami paprastomis rogėmis kaip gynybinė linija, ne tik išsaugojo savo grobį, bet ir įrašė dar vieną neįtikėtiną pergalę į šalies istoriją. Jei patiko šis video, nepamirškite paspausti patinka ir užsiprenumeruoti įdomiausią dokumentikos YouTube kanalą, kad nepraleistumėte kitų įdomių pasakojimų apie Lietuvos istoriją. O dabar, ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video apie nepaprastai įdomią Lietuvos istoriją. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.